Sveiki, su šventom Velykom visus, kurie švenčiate šią šventę. Tuos, kurie nešvenčiate šios šventės, tiesiog su gražia pavasario diena. Šiandien pagalvojau, kad per šventės susitinkame su savo artimaisiais, su savo giminaičiais. Ir tai iš tikrųjų yra mūsų didžiausio darbo, vidinio darbo, didžiausio valymosi laikotarpis. Nes mes susitinkame šią dieną su savo pačiais didžiausiais, pačiais svarbiausiais mokytojais mūsų gyvenime. Tai yra mūsų tėvai, seneliai, vaikai, anūkai, artimieji. Ir mes susitikę labai intensyviai bendradarbiaujame vieni su kitais, sąveikaujame energinėme lygmenyje. Tokiu laikotarpiu iškyla noras kartais pabėgti, nes iškyla kažkokių nemalonių jausmų, situacijų, kai gali prarasti pusiausvyrą, bet turi susitvardyti, kai galbūt šurmulio pasidaro per daug, bet dar negali pasitraukti, šventė nesibaigė. Kai susidurėme su tokiom situacijom, aš patarčiau užduoti savo kelis klausimus. Ta akimirka, kai tik pajunti, kad tau pasidarė sunku, iškilo nemalonus jausmas, aš paklausiu savęs, tiesiog pokalbio metu, ar kai norisi, štai jau atrodo nesusitvardysi pasakyti aštresnį žodį, aš klausiu savęs, kas esu? Ir įsiklausau. Nes aš žinau, kad aš nesu šis laikinas kūnas, kuris jaučia kažkokią iškilusią emociją. Aš esu didžiulis, begalinis, dosnus, nuostabus meilės šaltinis. Ar jūs galite pykti dėl mažmožių? Nes iš tiesų, mąstant tokiais mastais, suvokiant tokius dalykus, tu pamatai, kad visa tai yra smulkmenos ir mes tiesiog mokomės per jas pereiti kartu, vieni su kitais. Taigi pirmas klausimas buvo, kas aš esu. Antras klausimas, ką šią akimirką kuriu. Bendrystę ar atskirtį? Ir vėl laukiu atsakymų savo viduje. Išgirdus atsakymus, pasidaro labai lengva toliau veikti. Atsiranda aiškumas ir toliau eini. Mūsų buvimo čia esmė, buvimo kartu esmė nėra visiškai ištrinti, paneigti tos galbūt neigiamus jausmus, kurie mumyse iškyla, o išmokti per juos greičiau pereiti, išmokti greičiau tai išgyventi ir paleisti. Ir tai, kai išmoksti, kai įsiklausai save, pasieki savo gilesnius lygmenis, tai pasidaro akimirkos reikalas. Virsmas vyksta greitai. Gražios jums šiandien virsmų ir stebuklų dienos. Stebėkit save, stebėkit aplinką ir pastebėsit daug stebuklų. Iki.